Iš savęs bandysi Ne, išsiųsti? ne, ne, aš mamai. Mamai, kad greičiau. O į bendrą nebandėjai mest? Labas, Ne, labas. nebandžiau. Praeikit, prašom, čia kažkaip Prašau, užimkite pagal už mūsų bilietus. atsarginio salelę, prašom, ten. Būgnas garsus per arti neikit. O pažinai, kitiem nervai veikia labai. Nu. Koks čia? Kokį panksvas? Твоей Охотской. Вот. Kitaip padarys. Savo messengerį, norės pasidaryti. Savo messengerį, tą turėtų būti laivas. Ne, tą. Labas rytas. O, sveikas, sveikas. O, prašau. A, tai ir užvedimas jau iš karto? Jo, užvadinau. O, kitponsų. Sveikas, gyvas. Šokit kažkur tai, taisomės, popkornai. O kur popkornai? Nepraleisime. Ryp. Turėtinis man yra, kad nedarykit klaidų su popkornais. Nu, gal neartinu. Čia žiūrės. Matai, priartinsi, nesimatys. Transliuoju? Jo. Jeigu galvoti, kad pabūstų čia gyva, Šitą, kad čia man... Jo. Ne, taip sėta, ne taip. Taip, taip. Nieks vartų nenori įstatyti. Geri teisėjai. Ane? Na ką, tai pradėsime transliaciją. Įdomu, be rytulių, neapšilinės su rytuliais, ne? Nu, panašu, kad ne. Na ką, labą rytą, gerbiami žiūrovai.
Gerą rytą jums linkime iš Elektrėnų. Transliuosime U14 rungtynes prieš Kasparaičio akademijos ekipą. Kaip panašu, kad žaidėjai neturės apšilimo su rytuliais. Turėjo porą minučių apšilti tiesiog ant ledo. Fiksuoja vartus teisėjai. Ir tai pradėsime kovą. Priminsiu, kad praeitą sezoną ši komanda Kasparaičio akademijos užėmė pirmąją vietą reguliariajame čempionate. Po bulitų serijos ar po pratęsimo, dabar bijau pameluoti, laimėjo prieš Sostinės komandą įnirtingoje kovoje. Mūsų komanda liko trečia. Pralaimėjome tada pusfinalį prieš Sostinę ir laimėjome dėl trečios vietos prieš Kauno komandą. Tai štai, prasidėjo 14 sezonas. Praeitą sekmadienį žaidėme Klaipėdoje prieš Skato komandą. Pirmas rungtynės po bulitų serijos vieno bulito persvarą laimėjome prieš Klaipėdos Skato. Antrose rungtynėse nepasirodėme taip gerai. Pralošėme gan didelių rezultatų. 1-7. Tačiau viena pergalė visiems buvo iškovota. Šiandien bus tikrai sudėtinga, nes Kasparaičio komanda turi gerą gynybą, taip pat turi gerą puolimą. Nėra šiais metais Kasparaičio akademija jų pagrindinio puolėjo, Kajaus Teletavičiaus, kiek žinia, išvyko sportuoti į Švediją šis žaidėjas. Tačiau liko visi kiti, geri gynėjai, geri puolėjai, tad teks vyram pakovoti aršiai. Tai ką, žaisime 3 kėlinius po 15 minučių. Ir pirmas penketas ant ledo. Ir startuojame. Kaip girdite, būgnai beldena iš abiejų pusių. Na ką, geros peržiūros. Ir sėkmės mūsiškiam. Pagrindinių puolėjų Kasparaičio komandos laisvą mūsų gynėjai ir įsikavome gauti pirmą įvartį. Antras penketas išėjo ant ledo. Valiūnas perima ritulį, braunasi į zoną. Jam padeda Bernatavičius. Netaiklus perdavimas, perima Kasparaičio žaidėjai. Kontrataka.
ką, nepavyko apsaugoti vartus mūsų vartininkui, buvo smūgiuota 3 kartus, vienas iš toli, į apatinės apsaugas atsitrenkė ritulys, nespėjo Audrius uždaryti ritulio, nukrito ir nepavyko jam apsaugoti ritulio. Priešvarčio žaidėjai stovėdami vis dėlto jį įkišo į vartų zoną. Na ką, 0-1. Priminsiu, kad Elektrėnuose ledo arenos išmatavimai yra šiek tiek platesni negu pramogų arenoje Vilniuje. Tad žaidėjams tenka tikrai daug judėti. Labrincas, padeda Bernatavičius, Astrauskas. Pasuoja Bernatavičiui. Netaiklus pasas Astrauskui. Atkovojo gynėjai ritulį, bando išvesti iš mūsų zonos. Astrauskas. Butkus, pasas Astrauskui, netaiklus, Koršulis. Na, trukdo vienas kitam kitą kartą mūsų žaidėjai. Tuoj apšils vyrai, tikėkimės. Valiūnas praleidžia Ponurenko, smūgis į vartus per apačią, Norkūnas, Radvilas, taip, kontrataka. Valiūn, Norkūnas, smūgis į vartus, stipriai pasiunčia ritulį palei ledą Darius. Geras vartininkas Kasparaičio ekipoje, Višniauskas. Yra žaidęs su Hockey Punks komanda vieną turnyrą Budapešte AAA lygyje. Gerai stovėjo tas vartininkas viso turnyro eigoje ir turi gerą rezultatyvumą reguliariajame Lietuvos čempionate. Višniauskas su rituliu, smūgis į vartus, šaunuolis Audrius pagauna stiprų metimą. Nėra paprasta vartininkams žaidžiant prieš Kasparaičio ekipą. Stiprius smūgius turi vaikinai, tikrai įspūdingo ūgio, berniukai kai kurie ir gan stiprus fiziškai. Višniauskas įmuša antrą įvartį, išsiveda ritulį šiek tiek toliau nuo vartų ir pasiunčia į kairinį
viršutinį kraštą. Na, labai gražus įvartis, sudėtinga buvo vartininkui jį paimti. Nieko nepadarysi. 0-2. Valiūnas su Rituliu, padeda Baršulis. Perima Ritulį Kasparaičio žaidėjai. Puikiai išmuša Audrius su lazda Ritulį. Gerai, kad neleido priartėti Kasparaičio puolėjui, nes tikrai būtų įmušę dar vieną įvartį. Ir vėl smūgis iš toli. Praeina pro apatinės apsaugas Ritulys. 0-3. Na ką, panašu, kad rungtynės nesiklosto taip palankiai nuo pirmų minučių. Na ką daryti, negalima leisti žaidėjam Kasparaičio komandos mušti į mūsų vartus. Šiek tiek nespėja apsiginti mūsų berniukai. Na, dar tik rungtynių pradžia. Tikėkimės, pagerės gynyba. Astrauskas su Rituliu, pasas Dulko. Gaila, neblogai Martynas perėmė Ritulį. Oi, labai gražus įvartis. Nesitikėjo Vyšniauskas smūgio iš toli tokios taikaus. Nepastebėjau, kas įmušė. Jonas Vaicekauskas, mūsų gynėjas, įmušė. Šaunu. 1-3. Nepasiduoda mūsų berniukai. Smagu, kad Martynas ėmėsi iniciatyvos, neprarado Ritulio po nelabai sėkmingo paso, Evaldo paso jam į priešvartį. Taip pat Joris padėjo, buvo grąžintas Ritulys šiek tiek atgal ties mėlyną liniją ir puikus Jono smūgis atidaro rezultatą į mūsų pusę. 1-3. Iki rungtynių pabaigos, iki pirmojo kėlinio pabaigos 7 minutės. Astrauskas perdavimas Bernatavičiui. Dar kartą Astrauskas perdavimas Laprincui. Laprincas turi galimybę. Vyšniauskas vesi Jorį. Smūgis į vartus. Nespėja Domas ant damušimo. Bet spaudimas daromas labai gerai. Šaunuoliai, va taip! Komentatorius Brūkšnys mama neišlaikė emocijų, paragino mūsų pirmą penketą. Vyšniauskas smūgis iš toli netaikliai, bet rikošetų nuo borto atšoko tiesiai prieš vartus skriejo Ritulys. Pavojinga situacija. Markas, Valiūnas. Kraunasi prieš du gynėjus, praeina, bravo. Nepavyksta įmušti iš nepatogios. Matė vartininkas, perskaitė aiškų sumanimą. Ir kontrataka. Na, neuždengė abiejų puolėjų, laukiančių priešvartyje mūsų žaidėjai.
Radvilas, Ponurenko. Kova prie borto. Vaicekauskas perdavimas Norkūnui. Norkūnas. Puikiai Artiomas atkovoja ritulį. Ir dabar jau vėl kontrataka. Spaudžia Dariukas atakuojantis žaidėją. Uzeras. Aršiai Rafaelis kovoja, šaunuolis. Neleidžia atimti ritulį. Puikiai Bernatavičius su rituliu. Taip, Martynas stabdo bandymą pasuot. Vaicekauskas. Išeina iš zonos mūsų žaidėjai. Bernatavičius, Vaicekauskas. Buvo puikiai galimybė pasuoti priešvartį. Stovėjo ten Martynas ir Joris. Bando apsivesti aplink vartus ir iki štritulį. Na nežinau, ar tai būtų geriausia. Puikiai Joris atima. Ataka tęsiasi. Smūgis į priešvartį, bet gynėjas išmuša ritulį nuo vartų. Smūgis į vartus. Bernatavičius su rituliu. Bandė apsivesti vartus, bet Višniauskas iš Kasparaičio komandos tikrai matė. Dar kartą smūgis į vartus. Žaidimas tęsiasi, nėra švilpuko. Darius Norkūnas puikiai atakuoja ir palieka ritulį zonoje. Dariukas dar kartą. Smūgis į vartus. Oi, puikiai atakuoja mūsų žaidėjai. Joris priešvartį, Bernatavičius. Taip, Pastrauskas. Darius atkovoja ritulį, pasas Kuršuliui, fiksuoja pražangą Kasparaičio žaidėjai, žaisime daugumoj, labai gerai. Gerai, gintis pradėjo normaliai. Šaunuolės spaudimas, koks buvo, bravo. Čia mūsų ekspertų grupė tarėsi tarpusavį, nenoriu uždarinėti garso. Minutės 29 sekundės iki pirmojo kėlinio pabaigos. Pastrauskas, smūgis iš toli. Neblogas, liaudiškai vadinamas šalčiokas buvo padarytas Martyno, bet lengvai pagauna Kasparaičio vartininkas. Joris, Vaicekauskas, smūgis. Rikošetų, bandė atmušti, labai gaila, labai gražus bandymas pataisyti ritulį iš tolimo smūgio, dėja labai arti vartininko ir pataikė į apatinės apsaugas ritulys, nepavyko ir Martynui prakišti po apačią apsaugų ritulį, bet ataka tikrai graži. Dar kartą smūgis, pataisimas. Bravo, iš nepatogios pusės pataisius gynėjo metimą iš toli. Pastrauskas įmeta į dešininį viršutinį kampą virš nutūpusio vartininko peties. Skrieja ritulys, labai gražu. 2-3, vejasi mūsų vyrai.
atkovoja Dulko. Na, vyručiai, greičiau, pasuokitės. Šiek tiek lėtai. Su tokia komanda ir viską reikia žaidžiant prieš tokią komandą, viską reikia daryti labai greitai, jei nori sukurti produktyvę ataką ir sudaryti spaudimą. Radvilas atkovoja ritulį. Padeda Dulko ir Ponurenko, smūgis į vartus. Dulko. Nepavyko Artiomui pataisyti ritulį, atsitrenkė į jo pačiužą ritulys. O puikiai stovėjo vietoj priešvartį. Sutrukdo Rafaelis smūgiui į vartus. Labai gerai apsigina mūsų berniukai. Astrauskas su Bernatavičium priekyje. Smūgis Martynas labai prastai susmūgiavo. Nu nieko, būna ir taip. Praleido Markas. Pražangą fiksuoja teisėjas. Nepatenkintas Jonas. Sako, kad nieko nebuvo. Tačiau, žinant, kad teisėjauja Elektrėnų teisėjai, Bulito, man atrodo, neparodė, kiek aš bent jau mačiau. Nerodė Bulito. Tiesiog pražanga. Na, mūsų ekspertų grupė irgi galvoja, kad kažkaip gal nieko nebuvo. Aš manau, kad pražanga vis dėlto buvo, tikrai Padnoškė. Iš šono krito Jonas po kojom atakuojančiam žaidėjui. Na, tai yra pražanga. Bet geriau negu įvartis. Žaidžiame mažumoje. Joris. Blokavo pirmą smūgį vienas iš mūsų žaidėjų. Atšoko ritulys nuo jo, bet antrą kartą smūgiavo Kasparaičio žaidėjai ir tiesiai į mūsų vartininką. Na ką, įsivaizduoju, kad tikrai bandys daryti dabar spaudimą Kasparaičio ekipą. Nenorės praleisti tokios progos, žaidžiant daugumoj, realizuoti dar vieną įvartį. Darius. Nebuvo įvarčio po sirenos. Buvo įvykdytas smūgis. Puikus teisėjų sprendimas, labai profesionaliai. Labai džiugu, kad tai vyksta rungtynės. Na va, komentarai iš Kasparaičio tėvelių į teisėjų pusę, kurių mes nepalaikom, nes teisėjus reikia gerbti, kaip žinia. Tai išmės spėjo, bet tai va. Buvo aš ne... Neprašęs, kad reikia išmest nuo rankos tavo čia. Taip. Pagal taisyklės nesvarbu, kada yra sirena, bet iki sirenos turi ritulys kirsti vartų liniją, kad būtų įskaitytas įvartis. Šį kartą metimas buvo daromas skambant sirenai ir ritulys įkrito jau po sirenos, todėl ir neįskaitomas įvartis. Na ką, baigėsi pirmas kėlinys, 2-3 rezultatas ir laukiame pertraukėlės pabaigos. Vis dar Kasparaičio ekspertų tėvelių grupė aiškinasi,
taisyklės, kada vis dėlto turi būti skaitomas ritulys. Na, leisime jiems progą padiskutuoti, atsiversti taisyklių knygutę ir pasiskaityti. Na va, džiugu, kad nesusimušė, o susitarė konsiliumas. Pasikeičia vartais komandos. Panašu, kad buvo zona. Ir labai gerai, nes Vyšniauskas vedėsi ritulį, įsibėgėjęs. Čia jau yra sudėtinga situacija. Tai Darius su rituliu, padeda Bernatavičius. Na, bandymas smūgiuoti iš toli, labai neproduktyviai šį kartą. Labai gerai atmuša ritulį su lazda mūsų vartininkas. Prametimas fiksuojamas. Vėl išmetimas mūsų zonai. Jo, nepatogiai atšoko rikošetas tiesiai po pirmo smūgio nuo mūsų vartininko apsaugos, tiksliai stovėjusiam priešininkų komandos žaidėjui į lazdą. Atviras plotas buvo kairėje pusėje, nuo vartininko nespėjo Audrius uždengti ir gavome įvartį. Gražus įvartis, reikia pripažinti. 2-4. Labrincas atkovojo ritulį, bandė duoti pasą Strauskui, bet sutrukdė Sparančio žaidėjas, pakišo lazdą. Taip, Markas. Prarandame ritulį. Vaicekauskas ir Puserų bando ginti mūsų vartus. Smūgis iš vartų. Strauskas. Perdavimas Joriui. Šiaip kabina su lazda. Pasas Strauskai atgal. Joris vėl su rituliu. Sutrukdo pasuoti Dariui. Martynas trukdo. Gerai, puikiai. Neatiduoda ritulio mūsų berniukai. Kovoja iki galo.
Perdavęs Vaicekauskui smūgis. Stipriai labai muša Jonas, šiek tiek šone skrieja ritulys. Valiūnas. Geras pasas Butkui. Įeina į zoną. Smūgis į vartus Dulko, bet pakišo lazdą priešininkas, pakilo labai ritulys virš vartų. Puzaras. Dariukas. Valiūnas. Braunasi pro žaidėjus. Praeina ir zoną fiksuoja teisėjas. Nemačiau atvirai pasakius, kuris iš dviejų žaidėjų šiek tiek per anksti peržengė mėlyną liniją. Taip, pasikeičia puolėjai. Perima ritulį Radvilas, nespėja Evaldas apdorot. Labai pavojingas pasas į priešvartį, sutrukdė mūsų gynėjai smūgiuoti vartus. Bet antras vėl Grigonis šiek tiek paliktas prie vartų, tačiau Mantas Grašys puikiai susidoroja ir sutrukdo rytuliui patekti ant Grigonio lazdos. Ilko, raunasi į zoną, smūgis. Na, porą centimetrų virš vartų skrieja rytulys, geras smūgis. Pasikeitė du puolėjai. Astrauskas su Labrincu išėjo į aikštę, Greščiuk muša į vartus. Nepatogus rikošetas, Astrauskas. Puikus pasas į priešvaltį, neapdorojo Dulko. Jori buvo nebepatogu atšokus nuo Dulko lazdos smūgiuoti dar kartą. Ir turime kontrataką. Labai geras pasas buvo į mūsų priešvartį, Audrius uždarė praėjimą į vartų zoną, na ir dar kartą bus smūgiuota. Vėl rikošetų nuo Rafaelio atšoko ritulys, bet sureagavo Audrius, uždarė apačią. Labai sudėtinga vartininkui, kai yra pataisomas ritulys arba atšoko rikošetų nuo žaidėjų, keičia trajektoriją ir be galo sudėtinga kitą kartą sureaguoti ir pagauti ritulį. Taip, Darius išmuša ritulį į priešininkų zoną. Paršulis padeda Butkus. Prastas sprendimas, pakiša lazdą Butkus, bet neproduktyviai. Vaicekauskas. Markūnas. Butkus su Valiūnu. Valiūnas puikiai atkovoja smūgis į vartus. Damušimas. Na, nepavyko šį kartą, graži ataka. Aistis puikiai apsivedė vartus, atkovojo ritulį ir du kartus bandė smūgiuoti į vartų plotą.
kodėl, tai dovanokit, tikrai bandau atstatyti kiekvieną kartą, kai matau, kad labai pašviesėja. Nepavyko man to įsmūgiuoti iš toli. Kontrataka. Strauskas atkovojo ritulį puikiai. Braunasi į zoną, Bernatavičius padeda. Pasas Bernatavičius, smūgis į vartus. Uždaro apačią vartininkas. Graži ataka, gražus prasipasavimas. Joris Labrincas puikiai perima ritulį. Pasas Astrauskui, smūgis į vartus. Greitai smūgiavo Martynas Šaunuolis. Turi gerą vartininką Kasparaičio ekipą, kaip jau minėjau. Mato smūgius. Puikiai Joris dar kartą sutrukdo bandymą atakuoti mūsų vartus. Astrauskas. Perdavimas Narkūnui. Atsiprašau, Bernatavičiui. Taip. Palieka ritulį Joriui. Martynas. Perdavimas Joriui palei bortą. Nepavyko mūsiškiams sukurti atakos. Sutrukdo Martynas duoti pasą į priešvartį. Ataka į priešininkų vartus. Ir vėl zona. Daug šiandien zonų reikia pripažinti. U14 rungtynėse nebūna taip dažnai, bet šį kartą matome, kad labai stengiasi žaidėjai kuo greičiau įeiti į priešininko zoną. Ritulį, norėjo smūgiuoti, tačiau bandydamas apsisukti pakankamai kontroliavo ritulį lazda. Vaicekauskas prasibrovė į zoną, atrodo Bernatavičius. Ponurenko, Dulko. Karšta buvo priešvartyje, iš nepatogių pusių gavo ritulį mūsų žaidėjai, nepavyko atlikti produktyvų smūgio. Labai graži ataka, vienu lietimu bandė pataisyti ritulį iš paso Kasparaičio žaidėjai. Zona. 4 minutės ir 19 sekundžių iki antrojo kėlinio pabaigos, rezultatas 2-4. Vyrai kovoja abiejose komandose, na, sakyčiau, maksimaliai. Taip, keičiasi puolėjai. Vyšniauskas bandė prasitraukti, nepavyko. Nepatinka mūsų sirgaliam. Bet gal ir buvo atidėta pražanga, net nežinau, kas įvyko. Jo, prasižengė Vyšniauskas. Žaisime daugumoje. Buvo teisūs mūsų komandos ekspertų grupė. Ne veltui šaukė, tačiau kėlė ranką teisėjas, kuris buvo prie borto, kuris nelabai matomas transliuojant iš mano padėties.
Argūnas puikiai apgauna Kasparaičio žaidėją. Pasas Laprincui, Astrauskui. Pasas atgal Laprincui, bet uždengė jau Jorį Kasparaičio žaidėjas. Pasas iš toli, uždaro Grigonį Rafaelis. Tuoj bus galimai muštynės, bando stabdyti Radvilą Kasparaičio komandos žaidėjai. Mūsų Radvilas nėra minkštas berniukas, bet muštynės tikrai galimos ir trečiame kėlinyje. Kasparaičio žaidėjai irgi nepasižymi didžiuliu švelnumu. Galime tikėtis visko ant šio ledo. 2 minutės 27 sekundės iki antrojo kėlinio pabaigos. Nuima Rafaelis ritulį nuo priešininko. Radvilas. Jo, pražanga fiksuoja teisėjas. Atidėta pražanga. Sodinamas yra Radvilas ant baudos suolelio. Žaisime mažumoje. Na, vaikinai šiek tiek pavargę, antro kėlinio pabaiga, tad dabar tikrai bus, manau, didžiulis spaudimas iš Kasparaičio ekipos. Turime kažkokiais būdais atsilaikyti. Nepavyksta Adomui išsiųsti ritulį. Valiūnas suspėja prie išmesto ritulio ir bando atakuoti. Uždaro jį Kasparaičio gynėjai. Vaicekauskas, Joris. Labai pavojingai. Centre buvo ritulys, puikiai Joris pasiunčia į kitą pusę. Laikas eina, mažiau negu minutė liko iki kėlinio pabaigos. Vyšniauskas siunčia ritulį per visą aikštę į mūsų vartus ir ne taip toli, bet jo kaip ir turėjo likti permetimas, bet krenta Astrauskas ir Joris. Puikiai Joris pasiunčia ritulį Dariui. Pasas Astrauskui, smūgis į vartus. Nespėja Dariukas damušti atšokus į rikošetų ritulį. Nebloga ataka. Joris puikiai vėl sutrukdo ataką ir išmuša ritulį į priešininkų zoną. Penkios sekundės iki kėlinio pabaigos, tikėkime šio etape nepavyks. Na ką,
baigėsi antras kėlinys. Trumpa pertraukėlė. Reikia pripažinti, mūsų vyrai žaidžia labai solidžiai ir neblogai šiandien. Tikrai jaučiasi, kad neatsilieka greičiu nuo Kasparaičio ekipos. Ir laimėsim 5-4. Na, žiūrėkit, ekspertų grupės vadovas labai nori rezultato 5-4. Labai tikimės, kad taip ir galėtų būti. Bet reikia pripažinti, kad šiandien tikrai nenusileidžiame Kasparaičio ekipai greityje. Lygiai taip pat metimuose ir bandymuose mesti į vartus kiekyje irgi nenusileidžiame. Tad yra visos galimybės pagerinti rezultatą. Primenu, rezultatas 2-4. Girdime sireną, paskutinis kėlinys. Klausosi trenerio nurodymų mūsų vaikinai. Reikia paspausti save ir išspausti iš savęs visas paskutinės jėgas su bandymu atkovoti lygiąsias ir įmušti dar 2 įvarčius. Tiesa, pasikeičia ir jau pasikeitė po pusantro kėlinio mūsų vartininkai. Stovi Povilas Mickūnas dabar ir gina mūsų vartus. 14 metų vaikinas, labai geras vartininkas. Tikrai nelengva jam susidoroti su tikrai stipriais smūgiais 14 grupėje. Na, bet tikėkimės jam pavyks. Vaicekauskas braunasi kairiniu kraštu. Pavojinga ataka, labai pavojinga. Išmuša gynėjas ritulį. Povilas labai gerai perskaitė bandymą jį apgauti ir uždarė dešinį kraštą. Viena ataka atremta. Valiūnas. Aistis su Kaziuku bando atkovoti ritulį. Nepavyksta mūsų vaikinam. Nikiforov.
nenori iš nepatogios bandyti įkišti ritulį žaidėjai. Taip, Valiūnas smūgis palei bortą. Puzeras. Kelia lasdas mūsų vaikinam Kasparaičio žaidėjai. Bando sutrukdyti, neleidžia mušti. Ir taip pat padaryti pasą. Gražus pasas Tubutis. Nu ja, įvartis gražiai papasavo per pusę aikštės Kasparaičio žaidėjas. Tubutis geras žaidėjas, perėjęs praeitį sezoną iš Geležinio Vilko į Kasparaičio akademiją. Na ką daryti, 2-5. Žinoma, niekas dar neprarasta, bet gaila, kad liko atviras šis žaidėjas ir gavo ritulį ir progą smūgiuoti. Tubutis vėl su rituliu. Ponorenko, Radvilas. Puikiai Joris pamato, kur siunčiamas ritulys, perima ritulį. Išmušamas ritulys už borto. Ir išmetimas priešininkų zonai. Laimėjo išmetimą, Vaicekauskas užmeta į vartus, Astrauskas pataiso ritulį ir Kašėtų atšokusi nuo apsaugų. Adomas bandė smūgiuoti pro klyną, bet uždarė Višniauskas apačią. Kontrataka. Darius, Martynas, braunasi į zoną. Pasas Joriui. Labai sudėtingai pataikė ritulys į priešininką. Negalėjo Joris. Bet ką išdarinėjo Joris? Puikiai apvedė žaidėjus, tačiau nepavyko jam smūgiuoti produktyviai vartus. Pro šalį lėkė ritulys, šiek tiek pro dešinę pusę buvo atviras plotas. Joris bandė mušti per kairę. Bernatavičius. Pasikeitė Adomo partneriai, Martynas su Joriu, nespėjo išėję du puolėjai perimti pasą. Ir Valiūnas. Karšulis. Na ką, kontrataka. Na ką, pavyko Povilui vis dėlto uždaryti ritulį kojom. Jau sėdėjo nukritęs Povilas. Sukasi aplink jį visi žaidėjai ir Švilpukas.
bandė smūgiuoti, nepavyko. Pražanga fiksuojama Radvilui Vainučiui. Vėl susimatys su baudos suoleliu. Radvilas. Ir lygiai taip pat sodinamas Tubutis. Kažką jau ten vyrai turi savo istoriją nuo šių rungtynių vidurio. Nepavyko jiems išsiaiškinti prie borto, tai dabar abudu pasėdės. Žaidžiame 5 prieš 5. Gerai, atimam Rytulį, sustabdyta kontrataka. Darius, Joris. Martynas. Nepavyksta prasiparauti pro 3 gynėjus. Bet Rytulys. Ir pražanga fiksuojama Grigoniui. Na ką, žaisime daugumoje. Primenu, kad iki rungtynių pabaigos lieka 8 minutės ir 10 sekundžių. Žaidžiame daugumoje, gal pavyks sukurti kokį įvartį. Joris. Ieško kam duot pasą, pasas Dariui. Ne, tai vartus Darius. Skrieja Rytulys virš vartų. Ir vėl Darius. Rafaelis. Padeda Joriui. Vėl pasas Joriui atgal. Joris pasas Dariui. Užmeta ant vartų. Valiūnas. Pasikeičia puolėjai. Negaliu suprasti, kodėl pagauna kažkokius blyksnius kamerą, būtent filmuojant dešinėje pusėje. Brovėsi Valiūnas per visus gynėjus. Vėl išmeta Rytulį Kasparaičio žaidėjai. Tempia laiką. 12 sekundžių liko žaisti daugumoje mums. Išeina 5 žaidėjas į aikštelę. Baigėsi daugumos laikas. Bandymas atakuoti mūsų vartus, gynėjai išmuša Rytulį. Strauskui kažką čia Labai gražiai Martynas pagavo Vyšniauską, pakėlęs lazdą, atkovojo Rytulį. Gražus pasas Adomui. Šiek tiek nepavyko Adomui, manau, įvykdyti tokio smūgio, kurį jis norėjo. Bet labai graži ataka. Dabar žinos vyrai, ant ko reikia padirbėti per treniruotės, kad kitą kartą tokios atakos užsibaigtų įvarčiais. Buzeras.
įmetė Bernatavičius. Praeina ritulys tarp Astrausko ir Labrinco. Labrincas. Kovoja. Neleidžia išmušti ritulio iš priešvarčio mūsų vaikinai. Reikia pripažinti, Kasparaičio ekipos gynyba visą laiką buvo gera, nėra paprasta įmušti įvartį, kai Kasparaičio žaidėjai yra priešvartyje savo vartų ir gina vartus. Jaučia ritulį, mato, prognozuoja, kiša lazdas. Ir dar viena ataka, Karšulis. Dar kartą Karšulis, Bernatavičius priešvartį. Netaiklus pasas. Vaicekauskas iš toli. Bernatavičius pasiunčia atgal. Praleidžia Mantas Grašys pasą ir kontrataka. Na gerai, kad praleidžia pasą ir Kasparaičio žaidėjas. Įsibėgėja Valiūnas, eina į zoną. Tulko. Minutės lieka žaisti iki rungtynių pabaigos. Vaicekauskas perėmęs ritulį, braunasi priešininkų zonos, trukdo jam smūgiuoti Kasparaičio gynėjai. Bet ritulys kol kas pas mūsų žaidėjus. Nepavyko Tulko duoti pasą į priešvartį Ponorenko. Ir kontratakuoja Kasparaitis. Atsargiai Radvilai, taip vestis prieš savo vartus yra rizikinga. Jo, netaiklus smūgis į vartus. Tulko puikiai apsigina. Atgauna ritulį, Karšulis. Ponorenko. Ritulys nuo viršutinio apsaugų, vartininko labai rikošetų negražiai šoko, galėjo įkristi į vartus, bet neįkrito, ačiū Dievui. Norkūnas. Pasas į priešvartį, šiek tiek užkabino vartus ritulys ir sustojo, todėl buvo paprasta vartininkui uždaryti jį. Joris buvo pasiruošęs smūgiuoti į vartus, bet dėja ritulys nepasiekė jo lazdos. Na ką, 2 minutės 32 iki galo. Panašu, kad pergalį iškovoti šiandien tikriausiai nepavyks, nors 2,5 minutės yra tikrai dar nemažai laiko. Bet bendrų žaidimų, manau, galima būti visai patenkinti. Astrauskas, Bernatavičius gražiai palei bortą sužaidė mūsų vyrai, Labrincas priešvartį. Puikiai Martynas pamatė, kur duos pasą Kasparaičio žaidėjas, perima ritulį. Mantas, Adomas. Bėga Joris, kovoja. Sutrukdo Martynas, padeda jam Rafaelis, perima ritulį, labai gražu. Markas. Braunas per centrą, Butkus. Minutė 15. Gerbėmieji, vykdau transliacijas
uždėkite laikus. Nežinau, kodėl taip sako visi blogeriai. Jie argumentuoja, kad lyg tas video turės daugiau peržiūrų ar bus siunčiamas kaip įdomus. Tad platinkime mūsų akademijos vardą ir uždėkite laikus. Gal tai mums kaip nors padės. Buvo graži ataka, kaip matėte. Niekaip neišleidžia ritulio mūsų žaidėjai iš priešininkų zonos. Kovoja iki paskutinio. Šaunuoliai. 23 sekundės iki rungtynių pabaigos. Puikiai Markas sutrukdo. 2-1 galėjo išeiti Kasparaičio žaidėjai prieš mūsų vartininką. Nepavyksta. Valiūnas. Na ką, finalinė sirena. 2-5 šį kartą, tačiau reikia pripažinti, kad tikrai aš esu mačius praktiškai visas rungtynes, kurias žaidžia mūsų vyrai pastaruosius 3 metus ir galiu pasakyti, kad tikrai solidus žaidimas su 14 komandai, kur 13 metų yra labai daug žaidėjų, 12 metų turime gal 3 ar 4 žaidėjus ir vartininkas yra 13 metų ir 14. Tad prieš Kasparaičio ekipą, kuri praeitais metais liko čempionais ir prarado tik vieną savo puolėją pagrindinį, sužaidėme tokiu rezultatu. Jis, aišku, neatrodo labai įspūdingas, tačiau atakų skaičius ir kokybė žaidimo tikrai, manau, yra verta dėmesio. Tai ką, ačiū už peržiūras, gražaus visiems sekmadienio ir pasimatysime per kitas rungtynes. Iki.